Sveiki, įsivaizduokite konceptinį automobilį, kuris jau stovi salonuose ir jį galima nusipirkti. Tai naujas, visiškai elektrinis Cupra Tavascan. Tai pirmas modelis esantis Cupra linijoje, kuris yra SUV crossoveris, pilnai elektrinis. Šiandien pakalbėsime apie jo dizainą, pasižiūrėsime iš vidaus, kokia ergonomika, kokios technologijos yra naudojamos, pravažiuosime, pasižiūrėsime, kokia dinamika, prašom įsitaisyti, pradedam apžvalgą. Pakalbėkime apie dizainą. Kas iš karto krenta šio automobilio, tai yra linijos, visos neįprastos, sportiškos. Matosi, kad Cupra dizaineriai pasistengė ir buvo gavę leidimą kurti taip, kaip nori. Aptarkime išorę. Pirma, kas iš karto į akis krenta, tai didžiulis priekinis buferis su Cupra logo, kuris vakare gražiai apsišviečia ir yra matomas. Iš akcentų, ką norėčiau paminėti, tai lempos tuose Cupra modeliuose bus su šiais trim trikampiais, kurie pagrindinė funkcija yra tai dienos šviesos, bet įjungus posūkį automatiškai pradeda degti morkviniai ir pakeičia spalvą. Iš šono žiūrint mus pasitinka sportinio crossoverio siluetas. Šis crossoveris nėra mažas, jo ilgis yra 4,64 m. Komplektuojamas yra mažiausia ratų išmera yra R19, didžiausia iki 21. Iš akcentų labai patinka, kad durų rankenėlės yra įleistos į vidų, tai labai gražiai atrodo ir priduoda sportiškumo. Gale mus pasitinka LED matricos lempos su animacija, Cupra apšviestas logotipas, bagažinės dangčio viršuje yra sportinis spoileris, buferis, atrodo, kad turėtų irgi difuzorių. Kalbant apie bagažinę, tai bagažinė atsidaro paspaudus po P raidę esantį mygtuką elektroniniu būdu. Lygiai taip pat galima atidaryti ir su kojos pagalba. Bagažinės talpa yra 540 litrų. Atidarius automobilio duris, viduj pasitinka iš karto išgautas durų atlašo viršus, Cupra vario spalvos intarpai, gražus, viduje naujoviškas dizainas. Mano ūgis yra 1,98 m, įsitaisius patogiai kojom vietos pilna, nuo stogo iki galvos yra labai didelis atstumas, patogu sėdėti. Kėdės patogios, sportiškos, labai gerai aprėpia šonus, ilgose kelionėse nepavargsi. Durų atlošai viršuj minkšta medžiaga, rankom pasidėti, kas irgi svarbu, irgi čia minkšta. Mygtukai langų atidarimui, kaip matome, gamintojai jau pradeda naudoti visus 4 langus, ir priekinius, ir galinius atidarinėtumėm pasirinkus per 2 knopkes, tai nuspaudus čia atidarinėti tik galinius langus, atjungus, priekiniai langai atsidarinės. Čia turime pasidėti daiktams dėtuvę. Aišku, čia jau matom, kad yra naudojamos kietesnės medžiagos. Kėdės, kaip jau minėjau, yra sportinio tipo su Cupros logo intarpu vario spalvos. Turi labai gerus šoninius atlošus, į kuriuos atsisėdus patogu ir posūkiuose neslidinėjama. Cupra deklaruoja, kad yra gamtai atsakingas gamintojas, taip kad šitame automobilyje yra panaudota iš atsinaujinančių šaltinių pagamintų produktų. Tai yra ir panaudotas ir plastikas antrą kartą ir kitos medžiagos. Viduje mus pasitinka skirtinis irgi dizainas. Čia tikrai matosi, kad Cupra dizaineriai neturėjo jokių apribojimų. Labai įdomi funkcija, tai šitas centrinės konsolės stuburas pagrindinis, kuris atrodo kaip sparnas padarytas, labai gražus elementas atsisėdus. Taip pat pasitinka mūsų jau standartinės spalvos vario Cupra intarpai. Čia matome reguliavimą ventiliacijos sistemos. Galima nustatyti,
kaip nori. Kare labai gražiai apsišviečia apšvietimas, kas yra ir durelėse šonuose, ir apačioje. Multimedija 15 colių. Visiškai šitame modelėje jau atnaujinta Cupra OS sistema, kuri dabar veikia žymiai sklandžiau, yra dar patobulinta patogiam naudojimui. Įėjus į kažkurį meniu, paimkim kaip pavyzdį į klimą, pasireguliavus, ką norime, grįžti atgal, užtenka dar kartą paspausti mygtuką ir sugrįžtam į pagrindinį meniu, kuriame ir buvome. Automobilis lygiai taip pat turi bevėlį krovimą, kuris dedasi į šitą vietą. Yra aušinamas telefonas, kad nekaistų kraunantis, ir turi 2 Type-C jungtis laidiniui krovimui. Grįžtant prie multimedijos, turi CarPlay ir Android Auto bevėlį prisijungimą. Pabraukus žemyn atsiranda greitasis meniu, kur išdėstytos pagrindinės funkcijos automobilio, ką greitai galima susireguliuoti. Paspaudus appsų meniu galim pamatyti papildomus appsus, kad būtų patogiau važiuoti, susireguliuoti viską ir nusistatyti automobilį. Prietaisų skydelis elektrinis. Man patiko, kad jis nėra labai didelis. Šio dydžio pilnai užtenka naudojimui. Puikiai matosi visada važiuojant. Visos funkcijos matomos, neapkrautos. Galima aišku ir pasikeisti, ką norime matyti prietaisų skydelyje. Vairas sportiškas, patogus. Čia matome pavarų perjungimo svirtis. Aišku, kadangi tai elektromobilis, čia perjunginėti jokių pavarų nėra. Labai patogu čia padaryta, kad galėtume regeneraciją reguliuoti, didinti ar mažinti. Ant vairo matome lietimui jautrius mygtukus. Norėtųsi, kad gamintojai sugrįžtų prie mechaninių mygtukų. Man asmeniškai daugiau yra naudoti mechaninius mygtukus, kada jauti, kaip paspaudi. Suvibruoja, kad tu panaudoji jį, bet nėra labai malonu naudoti. Toliau matome 2 važiavimo pasirinkimo mygtukus. Vienas su užrašu Drive, kitas su Cupra ženklu. Tai su Drive galime rinktis tarp 3 važiavimo savybių. Tai yra, kad nuvažiuotum kuo toliau, komfortiškas važiavimas, Cupros performance važiavimas. Šitas mygtukas paspaudus iš karto įsijungs Cupra režimas. Čia nematome nei vieno fizinio mygtuko, viskas yra naudojama prisilietimo pagalba. Klimato kontrolę galima per šitą sleistuką, sliderį naudoti ir reguliuoti temperatūrą, arba paspaudus ant jos per pliusą, minus. Garsas lygiai taip pat, kaip matome, naudojamas taip, arba ant vairo su pliusu arba minusu. Pavarų perjungimo svirtį, į priekį įsijungia D, važiuosime į priekį. Paspaudus žemyn atsiranda įsijungia atbulinė pavara, kamera filmuoja, kaip mes važiuotumėm atgal. Dar viena iš funkcijų tai yra, kad įjungus į Drive ir dar kartą paspaudus į viršų, mes atsirandam ant B raidės, galime važiuoti su vieno pedalo funkcija. Atsisėdus į automobilio galą mus pasitinka Cupra logo ir čia jisai yra. Kaip matome, gale jau šiek tiek yra naudojamos kitokios medžiagos, čia jau kieta plasmasė mus pasitinka, nebe taip kaip priekyje, nebėra minkštų pojūčių medžiagų. Gale klimato kontrolė, kurią galime reguliuoti, gale temperatūrą, vėjo pūtimo kryptis, Type-C 2 jungtis krovimui telefonų. Paminėsiu dar kartą, mano ūgis 1,98 m, atsisėdus, galva nesiliečia į stogą, kėdė specialiai netitraukta į priekinį kiek, palikta taip, kaip aš važiuoju, kaip man patogu priekį sėdėti. Ir čia matome, kad vietos man užtenka. Aišku, suglausti kelienus jau remiasi į kėdės galinį atlošą. Keista, kad šitoje komplektacijoje nėra vidurio rankai pasidėti atlošo, bet kitoje komplektacijoje mačiau, kad yra. Medžiagos čia matom lygiai taip pat kaip ir priekyje yra panaudotos tos pačios. Kas patiko, tai kad ir gale yra padarytos nugarai įpjovos, posūkyje važiuojant ir gale sėdintis keleiviai neslidinės. Pakalbėkime apie šio elektromobilio techninės savybės. Kaip ir minėjau, šios komplektacijos automobilis yra varomas tik tai galinė ašimi ir jo yra galia 210 kW.
kas verčiant arklio galiomis yra 286 arklio galios. Sukimo momentas yra 545 Nm. Nuo 0 iki 100 įsibėgėja jisai per 6,8 sekundės. Maksimalus greitis 180 km per valandą. Baterija, kaip ir minėjau, yra 77 kWh. Gamintojas deklaruoja, kad su šia baterija galu varoma ašimi automobilis nuvažiuos virš 500 km. Pravažiuojam, pasižiūrim, kaip jisai važiuojasi, kaip valdosi, pabandysime pamatuoti, kiek jisai įsibėgėja nuo 0 iki 100 per kiek laiko. Palyginsim su tuo, ką deklaruoja gamintojas. Šimtas. Parodytas laikas yra 6 sekundės 1 milisekundė. Labai neblogas parodymas, kai gamintojas deklaruoja, kad tik per 6 ir 8. Komfortas važiuoklės labai geras, kaip matome, pravažiavau per greičio mažinimo kalnelį, važiuoklė labai minkštai jį pervažiavo, labai geras balansas. Posūkyje automobilis yra stabilus ir tvirtai įveikia posūkius, o, sakykime, per didelius nelygumus važiuojant, važiuoklė minkštai juos sugeria, nors šitos komplektacijos automobilis neturi adaptyvios važiuoklės, bet važiuoklė labai gerai atidirbinėja. Važiuojant lygiu keliu mieste iš išorės garsų negirdime, garso izoliacija labai gera. Mieste važiuojant jokių šalutinių garsų nesigirdi ir maloniai, tyliai važiuojasi. Autostradoje, kada važiavau, važiuojant 110-120, šiek tiek jau yra girdimas vėjo ūžimas. Važiavimo ekonomija, tai kasdieniniam važiavimui mano vidurkis yra apie 18 kWh 100 km, kas šitam automobiliui su šitu svoriu yra labai geras rodiklis. Ir, sakykime, gamintojas deklaruoja, kad galima nuvažiuoti daugiau negu 500 km, tai manyčiau netoli to 480-490 km važiuojant galima nuvažiuoti. Taigi, apibendrinant apie Cupra Tavascan, tai išskirtinio dizaino ne tik išorėje, bet ir viduje. Pirmas Cupra pilnai elektrinis SUV, kuris išsiskiria iš kitų brandų kaip Volkswagen ID4, ID5 ar Škoda Elroq, tuo, kad nepabijojo ir padarė visai kito koncepto elektrinį SUV. Kas labai patiko, tai ir važiavimo maniera, automobilis važiuoja stabiliai, turi komfortą labai gerą, viduje panaudotos technologijos greitai perprantamos, greitai priprantamos ir lengva naudotis. Ergonomika vidaus labai gerai išdėta, ypač man kaip aukštam žmogui niekur nesusidūriau su problema, kad būtų per mažai vietos. Rekomenduoju šį elektromobilį.